Kaip teisingai gaminti mačą arbatos pagrindą? Naudojame plakimo dubenėlį, mačą arbatos miltelius, dozavimo šaukštelį, plakimo šluotelę bei sietelį. Į plakimo dubenėlį, naudojant sietelį, beriame 2 gramus mačą arbatos, tai yra 2 pilnus dozavimo šaukštelius. Tuo pačiu šaukšteliu persijojame arbatos miltelius. Pilame 60 ml karšto vandens. Svarbu, ne per karšto. Vanduo turėtų būti 70–80 laipsnių, kitaip arbata įgaus kartų skonį. Bambukinė šluotele lengvai pakeliame arbatos miltelius nuo dubenėlio dugno ir lengvais judesiais pradedame plakti. Judesiais aukštyn žemyn, vengiant sukimo ratu, kad susidarytų graži lengva puta. Plakame 15–30 sekundžių iki vientisos tekstūros arba kol neliks miltelių gumulėlių. Mača arbatos bazė paruošta, kurią galite maišyti su vandeniu, pienu ar kitais mėgstamais gėrimais.